Kas atsitinka, jeigu energija neteka? Dar geresnis pavyzdys, kas atsitinka upėj, jeigu vanduo neteka. Ji pradeda sirgti, terštis, net mirinėti. Žmoguje, kai energija neteka, prasideda skausmai, tam tikri nemalonūs pojūčiai, ligos. Savo pavyzdžių galėčiau sakyti, kad aš jaunystėj ilgokai sirgdavau savaitę, dvi, kas metai, truputį ilgiau, kvėpavimo takų uždegimais ir ieškojau priežasties, kurią aš paskui radau ir ligos tos dingo. Jau 34 metai aš esu be ligadienių. Kai energija neteka, atsiranda tarsi kelio ligos skausmai, atsiranda raumenų skausmai, atsiranda virškinimo trakto uždegimai, pavyzdžiui, slopinant pyktį, prasideda virškinimo uždegimai, tarp jų dvylikapirštės žarnos uždegimai. Širdis labai reaguoja į mintis ir labai lengvai gydosi žiūrint iš sąmonės, ir prostatos ligos, gausybė ligų, kurios labai lengvai pašalinamos tiesiog įsisąmoninant ir pradedant praleisti energijas.